Antroji dalis po diskusijų bus daugiau skirta organizacijų vadovams, lyderiams, koks tas techninis darbas, kad tos stebėtojus susirinkti ir susiregistruoti. Turime nuotoliniu būdu stebinčius mus, prisijungusius prie šių tokių netipinių mokymų. Tai ne pirmieji mokymai stebėtojams, tai tikrai tikimės, kad jūsų mieste, jūsų regione, kai jums reikės, šis poreikis bus, jūs pakviesite stebėtojų gildėje ir mes dalyvausime. Tai dar kartą laba diena, esu Nendrė Černiauskienė, teisininkė ir šiandieną su jumis vesiu renginį. Pas mus svečiuose yra gerbiamas signataras Zigmas Vaišvila ir kandidatas į prezidentus Adolfas Vaitkus. Jau artinasi tas laikas, kai reikės pasirinkti, bet prie to, kai reikės pasirinkti tarp kandidatų, jūs gausite dar vieną biuletenį. Tai yra referendumo klausimas. Faktiškai mes vadintumėme šį referendumą įgaliojimo referendumu. Daug kas žiniasklaidoje vadina šį referendumą pilietybės išsaugojimo referendumu. Mes jį vadiname įgaliojimo referendumu, todėl kad norima jūsų balsu suteikti įgaliojimą, kad Seimas spręstų už jus. Tai gerbiamas signataras Vaišvilas tars keletą žodžių. Prašau. Labadiena. Labai smagu matyti gausiai susirinkusius ir besiplečiančius ratus žmonių. Aš daug jau čia prišnekėjau paskutiniam savaitėm, tai pabandysiu labai trumpai. Dabar atėjo toks metas, kada turim visų pirma patys savo pasakyti. Nesvarbu, Eduardas Vaitkus kam patinka, nepatinka, nesvarbu, Nendrė Černiauskienė kažkam patinka, nepatinka, nesvarbu, aš kalbu apie tuos, kurie atvykę, už akių nenoriu kalbėti. Bet esmė dabar yra tokia, visų pirma dėl prezidento rinkimo. Jeigu mes nesuvoksime, sakykime, nepažabosim savo asmeninių kažkokių ambicijų, tai vėl bus, kaip buvo šituo sudėtingu mūsų Lietuvos gyvenimo laikotarpiu. O dabar yra galimybė ir aš pasakysiu, kodėl. Labai paprasta, jeigu kalbame prezidento rinkimus. Aš sakau savo nuomonę. Galima su ja nesutikti. Kuo šitie rinkimai skiriasi nuo kitų buvusių iki šiol? Valdanti sistema, Lietuvą užvaldžiusi sistema, nestato šituose lošimuose, šitam žaidime, nestato ant vieno kandidato. Nelietuviškai pasakiau. Bet suprantame. O tai reiškia, kad jie išskaldė ne tik būsimus balsus, bet ir pajėgas. Ir tai labai matosi. Dėl kandidatų aš pasisakysiu pirmadienį 11 val. Spaudos konferencijoje, aš dabar netęsiu, pasakysiu savo nuomonę spaudos konferencijoje. Tai dabar turim per sukastus dantis. Ir labai svarbu yra kalbėti su jaunimu, kurie neturi, bet dabar vis tiek čia didžioji dalis mūsų jau su žilais plaukais. Kurie nematė kitokios nuomonės. Kas yra svarbiausias dalykas. Jie nematė, kad gali būti 2 nuomonės, 3 nuomonės, 5 nuomonės. Visais klausimais tik viena nuomonė. Na ir tada prieinam prie to klausimo, kur čia susirinkom, dėl ko susirinkom stebėtojai. Jeigu mes sugebėsim bent po 3 žmonių kiekvienoje apylinkėje, 1800, nuo ankstyvo ryto iki
vidurnakčio ir dar ilgiau išbūti, kuriuos reikės ir konsultuoti, nes konfliktinių situacijų bus daug. Tai ir pasiekti pagrindinį rezultatą, suskaičiavimą balsų, fiksuoti protokolą ir atiduoti Gediminui, kuris pasisakys Ustinavičiui, kuris ir programiškai pasiruošęs ir įvairiapusiškai pasiruošęs patikrinti rezultatus, oficialius ir neoficialius. O tada, turint politinės kampanijos dalyvius, kaip ir Eduardą Vaitkų, pavyzdžiui, galima daug pasiekti. Ir šitoj vietoje Dievas atsiuntė Lietuvai šansą dėl to, kad valdžia susiskaldė tarpusavy. Bet tai pagrindinis dalykas ir tai pagrindinis optimizmo šaltinis yra, bent man. Ir noriu, kad to optimizmo šiek tiek padidinčiau kiekvienam žmogui, kuris šiandien paaukojo tą dieną ir dar ne vieną paaukos, kad pasiruošti tiem rinkimam. Ir kitiem rinkimam, ir ateičiai. Neužmirškime, kad ne tai, kad dabar čia šį mėnesį kas vyks. Ir 2 žodžiai dėl referendumo. Gegužės 12 eilinį kartą bandoma, šį kartą raštingiau, bet atvira apgaulė apgauti žmonės. Tai referendumas nėra dėl pilietybės išsaugojimo. Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalį siūloma išimti ir suteikti Seimui teisę priiminėti konstitucinį įstatymą dėl pilietybės. O ten vėl matom, vienos šalis geros, kitos blogos ir taip toliau, ir taip toliau. Tam, kam reikia, pilietybės yra suteikinėjimas nekonstitucinio pilietybės dabar galiojančio įstatymo pagrindu Izraelio ką tik gimusiem piliečiam, Pietų Afrikos ką tik gimusiem piliečiam ir suteikinėjama ne prezidento išimtimi, o vidaus reikalų ministro įsakymas. Apgaulingas referendumas, nes jis vadinamas dėl pilietybės išsaugojimo. Ne. Dėl tautos teisių perdavimo Seimui. Štai kokia pagrindinė referendumo mintis. Ir VRK šiaip turi keisti, čia ne pilietybės išsaugojimo referendumas, keisti oficialų savo tinklalapyje skelbiamą pavadinimą. Tai dar kartą dėkui už tai, kad jūs čia šiandieną ir pagalvokim, kaip gausinti mūsų gretas, kad išnaudoti istorinę galimybę. Pasitaikom čia retai. Ačiū. Ačiū labai. Ir sakė labai trumpai, bet kandidatas prezidentus, prašom. Sveiki dar kartą. Pradžiai, ačiū. Dėl referendumo 2 aspektai. Lietuvos Seimas sako, inkorporuoja 141 Seimo narys. Patikėkite, mes praėjusią kadenciją išdavėm konstituciją, sulaužėm priesaiką. Šią kadenciją 84 Seimo nariai mes išdavėm, bet mes dabar jau suprantame, kad pasielgėm negerai ir patikėkite, konstitucinį įstatymą dėl pilietybės mes priimsime tinkamą, gerą, taip kaip reikia visiems Lietuvos žmonėms. Aš esu negeras. Aš negaliu jais tikėti, nes jie jau prarado bet kokį pasitikėjimą. Tai pirmas aspektas. Antras aspektas. Aš kaip Lietuvos pilietis negaliu balsuoti už diskriminaciją. Lietuvos piliečiai diskriminuojami pagal tai, kurioje šalyje jie gyvena. Ir jeigu Lietuvos pilietis gyvena Baltarusijoje, tai jisai netinkamas Lietuvos pilietis, lyginant su tuo, kuris gyvena Anglijoje, ar Prancūzijoje, ar Amerikoje. O Lietuvos konstitucija, mūsų visų priimtas dokumentas sako, diskriminacija negalima. O Seimas sako, ne, čia tie Lietuvos piliečiai turi susiprasti ir išvažiuoti iš netinkamų šalių. Nes valdžia taip pasakė.
Todėl aš sakau, gana. O dabar 2 sakinius apie Lietuvos prezidento rinkimus. Sena mano formuluotė. Nereikia balsuoti ir palaikyti Eduardą Vaitkų. Klausimas yra kitas. Ar tai, ką aš sakau, artikuliuoju, ar tai, kokius sakinius aš sakau, atitinka jūsų Lietuvos žmonių interesus. Pavyzdžiui, kad mes patys tik tai turim būti šeimininkai savo šaly. Ne kažkas užsienį nuspręsti, kaip mes turime elgtis, o mes patys. Tai atitinka jūsų interesus ar ne? Ar atitinka interesus tai, kad išdiskutuokime, patys diskutuokime, ar reikia atiduoti nepriklausomybę ir savarankiškumą kažkam, ar nereikia? Išdiskutuokime, spręskime, galvokime, privalumai, trūkumai ir tada kartu nuspręskime. Ar sakykime, kad man reikia gero šeimininko ir aš daugiau nieko nesirūpinu. Pasirinkime tiesių tekstų. Tai ar šitos mano mintis atitinka jūsų interesus? Aš įsivaizduoju, kad ne visų Lietuvos žmonių interesus atitinka. Bet jeigu jūs nusprendžiat, kad tai yra jūsų interesai, tai tokiu atveju, nuėję į rinkimus, jūs uždedat pliusiuką prie vienos ar kitos pavardės, balsuodami už save. Aš čia elementarią tiesą kažkada sakiau ir Neringos Venckienės atveju. Algirdas Paleckis daugam nepatinka, bet taip teisinė sistema elgtis, kaip elgėsi su Algirdu Paleckiu, irgi negalima. Tai aš sakydamas, kad negalima, gyniau save ir mus visus eilinius Lietuvos žmonės. Aš antrą klausimą prezidento rinkimuose iškeliu. Taigi susišukuosiu gražiai, susilakuosiu ir sakysiu, va, koks aš nuostabus, ką aš padarysiu. Ir klausimas tada vėl tas pats, kurį jau paminėjau. Ar jūs galite patikėti, kad aš įvykdysiu savo pažadus? Jūs negalit žinoti. Jūs negalit žinoti. Čia klausimas jūsų patikėjimo. Kadangi aš esu Eduardas Vaitkus, tai sakau, ar jūs galite patikėti, mano biografiją pasižiūrėję, kad aš įvykdysiu tai, ką aš sakau. Ir jeigu jūs nusprendžiat į priekį patikėti, arba jeigu jums kyla klaustukų ir sakot, o tas žmogus pasielgė taip ir mano tikėjimo kreditas sumažėjęs. Tai tokiu atveju, nepaisant nuostabios programos, jūs negalit pliusiuką uždėti, kad tas žmogus įgyvendins tai, ką jums žada. Šitos 2 aspektus įvertinę ir dar 3 aspektą pridedant. Aš asmeniškai manau, kad dabar yra šansas. Būtent dabar yra šansas. Dėl įvairių geopolitinių lūžių. Šansas mums susigrąžinti Lietuvą savo. Aš negaliu to žinoti, aš galiu matyti, kaip vyksta procesai. Kažkur dingo. Aš galiu matyti, kaip vyksta procesai ir matydamas tos procesus, aš asmeniškai tikiu. Ir mano vizija yra tokia. Jeigu pirmam ture 200-300 tūkstančių Lietuvos žmonių padeda pliusiuką prie mano pavardės, nenuprognozuojama situacija mūsų tai išdavikų valdžiai pasidaro ir tolesni įvykiai prezidento rinkimuose be jokio išankstinio nurodymo ir plano. Tame ir yra mūsų šansas. Dabar neklauskit, kodėl aš asmeniškai šituo tikiu. Jau nejudinau dabar šitą. Alio, gerai. Tai aš asmeniškai tikiu. Jūs galite sakyti, kad tiki, ką su juo darysi. Bet paskutinis.
jeigu kiekvienas iš jūsų tik patikėsite, kad nuo jūsų kažkas ir priklauso. Užtenka jūsų patikėjimo, kiekvieno iš mūsų. Tokia milžiniška jėga mes pasidarome. Viską galime pasiekti, nušluoti, ištaisyti. Ir viskam yra va dabar laikas. Ne ryt, ne poryt, va dabar visas laikas. Ir reikia sakyti, aš asmeniškai sakau, ačiū Dievui, kad aš dabar gyvas gyvenu ir galiu padaryti tai, ką privalau padaryti, nes tai mano viduj sako, aš privalau tą padaryti. Tai su džiaugsmu eikime į rinkimus ir pasirinkime savo likimą. O kadangi rinkimuose dar yra šansas, kad tai jėgos tam tikros yra, kurios gali klastoti, apgaudinėti ir taip toliau, tai kaip tik šios dienos susirinkimas ir yra. Rūpinkimės, kad tie rinkimai kiek įmanoma įvyktų teisingesni ir sąžiningesni. Ten, kur mes galim prieiti ir galim pasirūpinti. Tai sakau, ačiū ir organizatoriam, ačiū ir jums visiems, kad jums ne tas pats. Kad jums jaučiat savyje poreikį nueiti ir pasistengti, kad būtų teisinga, kad būtų ne savo asmeninė, o visai Lietuvai nauda kuo didesnė. Tai ačiū jums ir ačiū organizatoriam. Tai ačiū už jūsų kantrybę ir iškart šokame į klausimą, stebėtojų klausimą. Kiek iš čia esančių esate buvę stebėtojais kuriais nors rinkimuose? O, šaunu. Daugiau kaip... apie pusę. Šaunu. Tai du pagrindiniai momentai yra. Tam, kad iš stebėtojų gildijos gautumėte žinias, jūs neprivalote įstoti stebėtojų gildiją, bet jeigu registruositės, turėsite visą informaciją, kur kokie renginiai vyksta ir galėsite mus pasikviesti į savo miestą. Jums nėra jokio skirtumo, kuriai politiniai partijai priklausote, jeigu priklausote. Aišku, mes norėtumėme, kad čia nebūtų pozicijos partijos atstovų, galbūt nebent tik gerais ketinimais siekiant pereiti į opoziciją, norintis pereiti į opoziciją. Tai tokie būtų pagrindiniai momentai. Šiandieną mes planuojame labai trumpai pasišnekėti, koks yra stebėtojo vaidmuo. Ir stebėtojo vaidmens yra kokie svarbus darbai ir kas tas yra stebėtojas. Daug kas klausė, ar po renginio gaus stebėtojo pažymėjimą. Ne, nes reikia registruotis per politinę partiją, per judėjimą, kuris gina žmogaus teisės. Jis pateiks dokumentus, jūsų asmens duomenis vyriausiai rinkiminiai komisijai ir tokiu būdu jūs gausite pažymėjimą stebėtojo ir galėsite vykti į stebėtojo vietą. Taigi, pradžia buvo labai tokia paprasta, tai yra susirinko būrelis žmonių, kurie sakė, kad reikia pabandyti tos mokymus ir mes 5 miestuose buvome mokymuose, tai netgi nuotoliniu būdu mums talkino Zenonas Vaigauskas, Respublikos redaktoriaus pavaduotojas Dobilas. Čia salėje matome taip pat esančius žmonės, kurie mus talkino parengti šios mokymus ir jie nuolat tobulinami. Be abejo, prie tokio įvykio kaip stebėtojų gildijos susikūrimas prisidėjo visa eilė organizacijų ir judėjimų, tiek formalių, tiek neformalių. Tai ir politinis judėjimas visa Lietuva, ir apskritasis stalas, ir Lietuvos liaudės partija, ir dėkojame ir kitų partijų atstovams, kurie prisidėjo prie tokių mokymų organizavimo. Šiuo metu tai stebėtojų gildijai administruoja, vadovauja 3 žmonės, tai Gediminas Ustinavičius buvo galbūt, yra širdis. Jisai prisijungęs nuotoliniu būdu ir nuotoliniu būdu koordinuoja tuos, kurie yra prisijungę nuotoliniu būdu.
Jisai tars keletą žodžių tuoj netrukus. Taip pat aš, Nendrė Černiauskienė ir Tauras Jakilaitis. Tai šiek tiek kas tai mes per žmonės. Mano patirtis darbo nėra labai didelė, tik tai 23 darbo metų patirties, daugiausia teisinėje srityje, kuriant teisės įstatymus ir dėstytojaujant universitete, Mykolo Romerio universitete. Priklausau ir priklausiau įvairiems judėjimams, įvairioms organizacijoms tam, kad tiesiog visuomenė būtų tobulesnė, gražesnė ir labiau informuota. Taip pat mano daugiau informacijos galite rasti www.nendrečerniauskienė.lt puslapyje ir jeigu kalbėti apie Gediminą Ustonavičių, 29 metai darbo stažo ir tai yra 29. Radiotechnikos inžinieriaus diplomas, kompiuteriai, bevieliai tinklai, verslo apskaitos valdymo sistema, ir steigėjas įvairių asociacijų, bangų sporto, ekstremaliaus sporto, Monciškių Respublikos stebėtojų gildijos taip pat yra steigėjas. Ir kalbant apie Taurą Jakilaitį, tai Lietuvos liaudies partijos pirmininkas nuo 20 metų ir tai yra 38 metai darbo patirtis, 28 metai vadovavimo patirtis įmonėse ir organizacijose, teisminiai ginčiai su valstybė virš 20 metų, sukasi keli ratai ieškant teisingumo dėl savęs, dėl akcininkų ir dėl ginant viešo interesą, ir visuomeninis veikėjas. Ir šiandieną, taip, jūs šiandieną esate toje dabartyje, jūs kūrėte skaidrius rinkimus. Tai Gediminai, ar jau pasirengę kalbėti, Tautvaldas kažkur dingo tuo pačiu. Tai Gediminai, koks yra užmanymas tuose skaidriuose rinkimuose, tuoj Tautvaldas pasirūpins, kad jūs girdėtų. Ar girdite? Konferencijoje tai mane turbūt girdi nuotolinėje, o ar salėje mane girdite? Girdim. Girdisi. Sveiki visi. Aš esu toks žmogus, kuris jau pakankamai ilgai nepatenkintas padėtimi ir toj vietoje, kur aš gyvenu, reiškia kaip savivaldybė elgiasi, dėl visokių ekologinių ir kitų dalykų, aš jau kapojęs nuo kokių maždaug 16 metų nepatenkintas esu tai, kas vyksta ir pačioje valstybėje, matau visas šitos problemas. Ir maždaug per pusę metų sprendžiau, kad jau laikas ne vien būti patenkintų ir Facebooką rašyti, bet kažką veikti. Tai atvykau į visą Lietuvą renginį, susipažinau su Nendre, susipažinau su Tauru, su kitais žmonėmis. Jie pasipasakojo apie stebėjimą ir man kaip kompiuterių specialistui, kaip apskaitos specialistui, kuris konsultuoja didelės įmonės apskaitos ir verslo valdymo klausimais, kilo tokia mintis, kurios turbūt iki šiol niekas nebuvo sugalvojęs. O mintis yra tokia. Buvo daug kalbų, kad Vyriausios rinkimų komisijos kompiuteriai kažkur tai Estijoje. Taip pat Dainius Gaižauskas nesenai spaudos konferencijoje pasakęs yra, kad yra visokių galimybių manipuliuoti elektroninę erdvę su parašais ir taip toliau, tai reiškia, jinai nėra patikima. Margarita Starkevičiūtė, europarlamentarė, taip pat kalba daug ir visur, kur tik manoma, kad Vyriausios rinkimų komisijos kompiuteriai ir programos nesertifikuotos, niekas nežino, kaip ta programa tos balsus skaičiuoja ir jinai nėra patikrinta ir patikima. Ir man kilo tokia paprasta mintis, kuri gali būti bet kuriam buhalteriui, kad reikia imti ir apskaityti dar kartą tos pačius dokumentus kitoje sistemoje ir palyginti, ar skaičiai rinkimų komisijos kompiuteriuose ir kitoj sistemoje sutampa. Ką mes galime apskaityti? Tai yra pirminis dokumentas. Kiekviena apylinkė baigus balsų skaičiavimą
parengė balsų skaičiavimo protokolą, kuriame surašomi visi rezultatai, kiek balsų už, kiek prieš, kiek gadintų biuletenių ir taip toliau. Ir šitą protokolą rašo rinkimų komisijos nariai ir pasirašo stebėtojai. Jie dar į tą protokolą gali ir pastabas pateikti ir taip toliau. Ir kas yra labai svarbu, rinkimų kodeksas suteikia teisę stebėtojui gauti šito protokolo kopiją. Taigi, šitas protokolas ir skaičiai jame ir yra tas pirminis dokumentas, kurį toliau apskaito vyriausios rinkimų komisijos kompiuteriai ir galime apskaityti ir mes. Tai užduotis yra sudalyvauti stebėjime, sudalyvauti to protokolo sudarime, gauti to protokolo kopiją ir parnešti kažkur į vieną vietą visus tuos skaičius, keliuoti pagal apylinkės ir suskaičiuoti lygiagrečiai tų rinkimų rezultatą. Jeigu mes tai padarysime ir pamatysime, kad sutampa vyriausios rinkimų komisijos įgūdžiais, mes visi labai džiaugsimės ir dabar matysime, kad rinkimai tikrai buvo skaidrus, sąžiningi, kad kompiuteriai nemeluoja ir patikrinsime lygiagrečiai tokiu būdu ir sertifikuosime, pilietiniu būdu sertifikuosime vyriausios rinkimų komisijos kompiuterinės programas. Todėl kviečiu jungtis visus prie stebėtojų gildijos, nes kokiai partijoje esate, mes visą šitą klausimą galim bendrai išspręsti. Nei viena atskira partija ar organizacija nepajėgi viena patikrinti visų apylinkių ir visose apylinkėse turėti stebėtojų, nes stebėtojų reikia daug. Kiek jų reikia partikos ir tauras ir kas visas procesas vyksta, jie papasakos geriau, nes jie yra kitą praktiškai iš dalykus. Aš kviečiu rinktis puslapyje www.stebėtojų gildija.lt užpildyti anketą, kad turite būti stebėtojų, būti ir koordinatorių, jeigu žinote, kokias savybės turite, bet galite žmonių. Arba galbūt, kai norite rinkimų komisijoje dalyvauti, tai irgi labai svarbu. Tie, kurie susiregistruot, vėliau bendrauti elektroniniu būdu ir jungsime į grupės, tai dalysime į apygardas koordinatorių išdalins stebėtojus. Mums reikės tada dar iš jūsų papildomų duomenų, žinokime, kokia politinė partija vis deleguoja, o jeigu turėsite, kad jums deleguotojų gildija, tai mums reikės iš jūsų jau tada daugiau darbų, sportą ir reikės dar žinoti, kokioje apylinkėje ir apygardoje būsite stebėtojai. Tai tiek, čia toliau bendrausime su tais, kurie užsiregistravo puslapyje, o apie pačius stebėjimo procesą toliau papasakos Nendrė Tautas. Ačiū labai, Gediminai. Tai supratom, taip, kad jeigu norime gauti daugiau informacijos, www.stebėtojų-gildija.lt puslapyje pateikti savo duomenis, tai yra kontaktinius duomenis, kad gautumėte informaciją. Taip pat galima tiesiogiai susisiekti, jeigu norite su savo grupe, kad būtų apmokymai. Taip. Tai kas yra stebėtojas? Dabar tiems 2/3, kurie pirmą kartą girdi, tai stebėtojas yra jau rinkimų dieną turintis 18 metų. Rinkimų dieną turintis 18, ne kai gimtadienis jo rinkimų diena, bet rinkimų dieną turintis 18 metų Lietuvos Respublikos pilietis. Stebėtojų gali būti ir užsienio valstybėms, ir tarptautinėms organizacijoms atstovaujantis subjektai ir pasiūlyti asmenys. Ir kitas labai yra svarbus momentas, stebėtojas turi turėti pažymėjimą. Tai kaip ir minėjau pradžioje, pažymėjimus suteikia jūsų politinė organizacija, jūsų pasirinkta politinė organizacija, jūs neprivalot įstoti tą organizaciją ar į tą politinę partiją, kad būti stebėtojų. Be pažymėjimo
dėja negalite būti stebėtojų, nes į tą pažymėjimą reikia rodyti visur, visose rinkiminėse apylinkėse. Patarimas iš karto, galbūt naujokam, galbūt nenaujokam, kad kai registruojatės stebėtojų, registruojatės ne prie apylinkės komisijos, apygardos komisijos, bet prašykite, kad registruotų prie vyriausios rinkiminės komisijos. Tai reiškia, kad jūs tada galėsite stebėti visoje Lietuvoje, nes dokumentai tvarkomi iš anksto, visokie atvejai nutinka, kartais reikia persidengti stebėtojus. Tai visos politinės partijos organizacijos, kurios gina žmogaus teisės ir gali deleguoti stebėtojus, turėtų registruoti prie vyriausios rinkiminės komisijos. Dar vienas momentas yra atstovas rinkimams ir atstovams rinkimams nuo politinio judėjimo, kuris ir politinės partijos, kuris dalyvauja, taip pat turi tokias pat stebėtojo teisės. Vadinasi, jūs visais atvejais turite plus vieną žmogų. Jeigu jūs esate iš politinės partijos, tai prie savo stebėtojų priprisuokite tą rinkimo atstovą, kuris turi tokias pat lygias teisės kaip stebėtojas. Rinkimų stebėtojų rinkimo apygardose negali būti, va čia yra šioks toks momentas, kas negali būti, tos pačios savivaldybės, kurios teritorija patenka į rinkimo apygardą. Tai meras, seniūnai pavaduotojai, administracijos direktorius jų pavaduotojai, komisijos narys. Na ir ten dar tam tikrais atvejais kandidatas. Tai šitą irgi reikėtų prisiminti, kad toje pačioje merijoje tas meras negalėtų būti stebėtojų. Taip. Kitoje galėtų. Taip. Kaip ir su administracijos direktorius ir pavaduotojai. Toje pačioje apylinkėje, apygardoje jis negalėtų, bet kitoje galėtų. Tai vėl prisuokime tuos administracinius resursus. Taip. Rinkimų stebėtojas turi teisę. Tai yra stebėti atitinkamos rinkimų komisijos veiklą, įskaitant rinkėjų ir kandidatų registravimą, stebėti pasirengimo rinkimams procesą ir dalyvauti vykstant balsavimui, stebėti balsavimo procesą, įskaitant biuletenių išdavimą, balsavimą, balsų skaičiavimą, rezultatų nustatymą, susipažinti su rinkimų komisijos veiklos dokumentais, užtikrinant asmens duomenų apsaugą, tai yra nenusirašinėti asmens duomenų. Taip, negalite užsirašyti kito asmens duomenų. Fotografuoti, daryti vaizdo įrašus ir garso įrašus, užtikrinant asmens duomenų apsaugą, gavus asmenų sutikimą, bet nepažeidžiant teisės į slaptą balsavimą ir kreiptis atitinkamą rinkimų komisiją, jos pirmininką, narius, dėl galimų kodekso pažeidimų su prašymu jos pašalinti. Pateikti pastabas rinkėjų balsų skaičiavimo protokole bei gauti tokio protokolo kopiją. Ką ir kalbėjo Gediminas. Mūsų tikslas, mes nusitaikėme ne šiaip į stebėjimą, kaip tai darė baltosios pirštinės. Baltosios pirštinės prašauna pro apylinkę 15 minučių, pabūna kažką pastebi, mes nusitaikėme į protokolą. Mums reikia stebėtojų apylinkėje tam, kad būtų žmogiškos sąlygos, tai yra, kad žmogus galėtų į tualetą nueiti, pavalgyti, mažiausiai toje apylinkėje reikia 3 stebėtojų. Tai yra idealus atvejis, tai reiškia 6 000 per Lietuvą. Tik 6 000 per Lietuvą. Šiek tiek gali būti mažiau, jeigu tu stebėtojų apylinkėje ir mes nusitaikė į protokolą. Nes su protokolu, kaip papasakos čia dabar esantys stebėtojai, kurie tikrai norės čia pasisakyti, tuoj netrukus, su protokolu yra visas cirkas. Dabar visą tai, ką jūs matot, išversiu į lietuvių kalbą. Tai reiškia, kad jūs galite atvykti 7 ryto, ir įeiti į patalpas iki rinkimų. Jūs tokią teisę turite. Labai dažnai gali jums sakyti, psichologiškai jumis manipuliuoti, kad jūs neturite tos teisės, bet jūs tokią teisę turite iki rinkimų atvykti ir įeiti į salę. Tai yra principinė pozicija, nes jūs esate vienas iš svarbiausių rinkimų dalyvių, stebėtojas. Ką tai reiškia? Kad jūs įėję į salę galite apžiūrėti rinkimų balsavimo dėžę. Turim liudininkų, per tos mokymus labai daug kalbėjo stebėtojai, balsavimo dėžė neužklijuota iš apačios. Ja pajudinus atsidaro dangtis iš apačios. Ja pajudinus kažkoks šonas atsidaro. Komisijos nariai klykia rėkia, kad negalima liesti, nieko čiupinėti. Ne, jūs stebėtojas. Jūs viską galite. Proto ribos, aišku. Stebėti rinkimų išdavimą ir balsavimą skaičiavimą. Stebėti rinkimų išdavimą, balsavimą ir skaičiavimą.
Kai aš pati buvau stebėtoja, aš galvoju, aš čia labai kieta, aš čia teisininkė, aš čia viską žinau, aš nuėjau pastebėjausi rinkimus ir tos stebėdama rinkimus žinosiu, kaip čia su tom visom neįgalumais ir negaliom susitvarkyti. Aha, ten tokie burtai vyksta, tau tiesiai prieš akis, fantastika. Ir klausiu, po to žiūriu, yra tušinukai ir pieštukai. Ir po stalu lapai, biuleteniai. Sakau, nelabai suprantu, ką tie tušinukai, pieštukai po stalu ir tie lapai daro. Kokie biuleteniai yra išduodami. Labai nepatiko man šitie klausimai. Sako, jūsų vieta tenais, va ten staliukas už kolonos pastatytas, jūs ten turit sėdėti, jūsų vieta tenais. Kitas galbūt ir nueitų ir sėdėtų kaip bažnyčia, taip. Nu, ne mano charakteriui, ne, sakau, aš stebėtojas. Bet iš tiesų perlipti per save, kai komisijos narių yra labai daug, 7-8 ir visi piktai tave žiūri, nes dažniausiai ir yra susitarę, taip. Tai yra momentas. Todėl mūsų svetainėje stebėtojų minus gildija.lt rasite ir antrą mygtuką – tapti komisijos nariu. Nes esame įsitikinę, kad komisijos narys taip pat yra labai svarbu vaidmenį atliekantis žmogus. Be abejo, ten reikia kruopštumo, didesnio atidumo. Skirtumas tarp stebėtojo ir komisijos nario stebėtojų nemokama. Tai neatlygintinas darbas. Išskyrus kiek bendruomenė padeda, pagelbsti, paremia, suteikia žinių, užtat mes ir darom tos mokymus nemokamai. Komisijos nariai gauna šiokį tokį darbo užmokestį, bet jie negali būti bedarbiais, tada turi stabdyti savo bedarbystę ir gali išeiti į komisijos narius. Ir ten yra irgi šiokių tokių niuansų, nes tai yra įdarbinimo momentas. Taigi, lietuvių kalboje, jūs galite atvykti 7 ryto, jūs galite fotografuoti, filmuoti, nepažeidžiant slapto balsavimo, jūs tą galite daryti. Dažnai jums gali sakyti, jūs to negalite daryti, to neleistina daryti ir asmens duomenis. Prašom uždengti asmens duomenis, bet jūs galite daryti filmavimą ir fotografavimą ne balsavimo kabinoje, be abejo, ne balsavimo kabinoje. Galite teikti pastabą žodžiu raštu ir į ką mes lenkiame, mūsų tikslas yra gauti balsų skaičiavimo protokolo kopiją. Ir dažniausiai nutinka taip. Oi, baigėsi rinkimų valandos, mes čia užsidarysim, būsim užsidarę iki ryto, jūs neturėsite galimybės išeiti. Jokios galimybės neturėsite išeiti, arba dabar išeinate, arba iki ryto mes jūsų neišleisime. Nu ir galima ant to labai pakipti, ypač jeigu tu esi vienas tas stebėtojas nuo ryto. Šiek tiek nevalgęs, šiek tiek neišgėręs vandens ir šiek tiek jau gal dezorientuotas. Ir daugelis stebėtojų ant to pakimba. Kad, gal jau ir laikas namo, kas čia iš to. Bet mūsų tikslas yra, ir mes norim, kad jūs gautumėte stebėjimo protokolus. Būtent balsų skaičiavimo protokolus. Labai priklauso, kada jie atsiras. Po rinkiminės apylinkės uždarimo jie gali atsirasti per valandą, per 2, gali paryčiais atsirasti, jeigu labai didelė apylinkė. Gali atsitikti perskaičiavimai, gali būti tyčiniai perskaičiavimai, kad jūs pavargtumėt, kad jūsų dėmesys nueitų į šoną. Tuo metu prasideda tyčinis biuletenių gadinimas. Paprasta technologija būna tušinuko galiukas įkišamas už ilgos panagės pas moteris. Labai puikiai susigadina biuletenis brūkštelis ties kitų langelių. Tai įvairūs niuansai. Tai lietuvių kalboje galite atvykti, bet mūsų tikslas, jeigu jau jūs su mumis, tada mes iki pat protokolo balsų skaičiavimo ir tą kopiją planuojame, kad jūs ją galite gauti ir tą kopiją gavę mes turėsime sistemą alternatyvią skaičiavimo mechanizmą. Jūs ją pateiksite nurodytų adresu. Ne. Patalpas iš tolo galite. Kaip vyksta procesas, jūs galite filmuoti patalpas, bet prie balsavimo pasilenkę negalite. Po 12 galite, žmonės stovi ten, balsuoja, jūs jų judėjimo maršrutą galite filmuoti, kaip išpilami biuleteniai. Jūs tą galite daryti, bet negalite pasilenkti prie biuletenių. Pamatysite, kad taip yra. Taip, labai trumpai primenu.
tarkim, jeigu kaip pavyzdys savivaldybių tarybos subjektai, ten tarkim, jeigu yra skundas, tai kaip veikia, ką mes atkreipiam dėmesį, apylinkė, savivaldybių apygardom vyriausiai rinkiminiai komisijai skundžia ir tada tik tai administraciniam teismui. Rinkimai pasibaigė, mėnuo prasisuko ir tas skundą, kas ten tą nagrinės. Todėl mes ir sakom, kad mums reikalinga yra stebėtojų gildija, kad tuoj pat nedelsant jūs galėtumėt susisiekti ir elementarų skundą užpildyti, jį pateikti arba gauti konsultaciją per stebėtojų gildiją. Toliau, rinkimų stebėtojus gali siūlyti politinės organizacijas ir išsikėlę kandidatai. Registruotos nevyriausybinės organizacijos, kurių veikla yra susijusi su rinkimais ir žmogaus teisių apsauga. Tarptautinės organizacijos, kurių veikla yra susijusi su rinkimais ir žmogaus teisių apsauga. Užsienio valstybėms atstovaujantis asmenys ir vyriausioji rinkimų komisija pagal pateiktus prašymus. Tai netgi atskirus prašymus vyriausioji rinkiminė komisija gali nagrinėti, bet tai yra pakankamai sudėtinga, tai mes užtat ir siūlome per vieną vienetą sueiti iki vyriausios rinkiminės komisijos. Na ir pratimas auditorijai. Paskelbus rinkimus, politinės organizacijos, kandidatai nevyriausybinės organizacijos turi teisę siūlyti registruoti rinkimų stebėtojus ne daugiau kaip po. Kiek rinkimų stebėtojų kiekvienoje rinkimų apylinkėje? Spėkim. Sako 3. Kas už 3? Kas už 5? Atsakymas 2. Apylinkėje, taip? Apylinkėje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu netyčia būtų taip, kaip buvo 20 metais, mes šiai dienai nežinom, kaip bus, nes turi būti patvirtintas apylinkių skaičius, nuolat kinta, bet, tarkim, būtų panašiai 1989 apylinkės ir jeigu mes nors po 2 stebėtojus siunčiam, tai vadinasi, turim surinkti 4000 stebėtojų. Tai gali būti tokia situacija, kokio reikia minimalaus skaičio. Apylinkėje, ne organizacija pati siūlo, organizacija siūlo tiek, kiek apylinkių. Kiekviena organizacija gali pasiūlyti po beveik 2000, taip. Kiekviena organizacija gali pasiūlyti po 2000, tai yra 2000, kadangi kiekvienoje apylinkėje bus po 2, ne daugiau nuo tos organizacijos. Taip, kaip organizuojami rinkimai, labai trumpai primenu, vyriausioji rinkimų komisija, tada savivaldybės ir apylinkės ir apygardos komisijos. Tai pagrindiniai subjektai yra komisijos ir tos komisijos, kaip ir minėjau, yra, kaip ir 3, bet viena ta aukštesnė, viena ta svarbesnė, jeigu taip labai paprastai lietuviškai, vyriausioji rinkiminė komisija. Komisijos pirmininkai nariai, kandidatas, kandidato atstovas, stebėtojas, rinkėjai, vyriausias administracinis teismas yra visi šitie subjektai, kurie dalyvauja visame rinkimų procese. Kitas pratimas. Vykstant rinkimams jūs galite stebėti rinkimus visoje rinkimų apygardoje arba tos rinkimų apygardos konkrečioje rinkimų apylinkėje, kai jūs registruoja apygardos savivaldybės rinkimų komisija, jūs gaunate stebėtojo pažymėjimą. Abu variantai, nes visoje rinkimų apygardoje, taip? Abu variantai. Taip, va čia, taip. Abu variantai, tai yra, 2 atsakymai yra svarbus, bet atsimenat, mes kalbėjome, vykstant rinkimam jūs galite stebėti rinkimus visoje Lietuvoje. Kada jūs galėsite stebėti visoje Lietuvoje, yra 2 būtinos sąlygos. Tai yra, jūs registruoja vyriausioji rinkimų komisija ir jūs gaunate stebėtojo pažymėjimą. Tai tam, kad perdengti viską Lietuvoje, reikalinga būtent šita sąlyga. Jūs turite būti registruoti rinkimų komisijoje. Taigi, mes pasikreipėm į dirbtinį intelektą ir paprašėme dirbtinio intelekto, suformuluovom jam užduotį, pasakyk mums, kokias savybės turėtų turėti stebėtojas, kuris pasiryžta tokiam įdomiam, keistam darbui. Ir dirbtinis intelektas mums pasakė, kad visų pirma, tai turėtų būti darbinės savybės,
Tai dėmesio gebėti koncentruoti dėmesį, detaliai stebėti, tai yra pastebėti menkiausius nuokrypius, neįprastas situacijas, kaip aš sakau, kas ten tie lapai po stalu, ne? Pakankamai turėtų būti objektyvus, suprasti, nešališki ir komunikaciniai įgūdžiai, kad gebėtų nekonfliktuoti. Nes rinkimai ir jūsų įsikišimas į rinkimus yra konfliktinė situacija. Visais atvejais. Ir komisija, kuri daug metų dirba toje pačioje sudėtyje, jūsų nelaukia. Ir jūsų pastabų nelaukia. Ir tai yra konfliktinė situacija. Tai gebėjimas komunikuoti, mandagiai bendrauti, mandagiai pateikti skundą, tai irgi yra menas. Ir dar dirbtinis intelektas pasakė, kad reikia psichologinių įgūdžių, tai kantrumo, nes reikia iškęsti begalinę ilgas valandas, atsparumo stresui, nes jūs jau esate konfliktinėje situacijoje, tiesos ir teisingumo jausmo, ir be abejo, pagrindinis dalykas, ir aš sakyčiau pats pirmutinis dalykas, pasitikėjimo savimi. Visų pirma, jūs esate žmogus, visų antra, už jūsų stovi organizacija, kuri jūs delegavo, jūs turite stogą. Aš labai tikiuosi, kad tas stogas bus ne mes, stebėtojų gildyje, kad jūs mus pasirinksite. Ir turėdami mus kaip stogą, jūs gausite kompetentingas konsultacijas ir būdami konsultacijas kažkokį neramumą įveiksite. Taigi, stebėtojų gildyje. Klausimas dabar yra stebėtojams. Mėlieji, turbūt tarp mūsų yra stebėtojų. Alvydas Vaitkevičius, prašom. Jūsų patirtis, labai trumpai, kelios minutės. Stebėtojų dalyvau keletą kartų. Buvo labai įdomi patirtis. Ir labai nusivyliau, kad kaip stebėtojas aš nieko pakeisti ten negaliu. Kodėl? Visai paprastai. Supratau iš karto, kad tas kolektyvas, komisija, visi yra taip gerai susitarę. Jie taip nori, kad tu pavargai čia, gal tu nueitum papietauti ir panašiai. Kodėl jie taip prašo? Atėjau, pastebėjau, kad urna, kur stovi, kažkodėl jinai taip kryba, nepatogiai. Viskas užplombuota, skylė uždaryta, pakraščiai užklijuoti, užantspauduoti, viskas gerai. Bet kai aš dėžę paverčiau, atsidaro dugną. Jiegi kvailina. Viršus neatsidaro, jie užplombavo, o atsidaro dėžės dugną. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, supratau, kad jie vis tiek mane vieną ištušs, apgaus, kaip jūs norite, taip galvoti. Bet man buvo patogu. Prie durų laikrodis. Įsidėmėkite, skaičiuokite, kiek atėjo rinkėjų. Akilai, dar. Nusišypsokite kiekvienam žmogui. Įsimindami, ar jis dar kartą neateis. Tai buvo. Ne kelios moteris. Susijokė. Ne, aš tik paklausti. Ko jūs turite per rinkimus klausti? Tai daiktą nori kažkokį perduoti panašiai. Iš tikrųjų, jie eina pakartoti dar kartą. Balsuoti. Kas dar svarbu? Kada atneša biuletenį, gauna ir ateina metą įdėšit, stebėkite. Biuletenis pilkšvas popierius buvo. Ir kada jis sulenkė dedą į dėžę, stebėkite, ar jis ne baltas. Aš tai pastebėjau. Kodėl šitas biuletenis baltesnis? Reiškia, čia krūvoje yra sulenktas ne vienas biuletenis. Taip ir pasitvirtino, kada biuletenis išpylė ant stalo skaičiavimai ir staiga 3 biuleteniai. Oi, taip, ar taip, klausiu, būna? Būna, tuo, kaip iš banknoto išplėšti lapai krūvoje. 3, 5, 8. Va, kodėl lapas baltas, kurį aš mačiau. Todėl, kad krūvoje ne vienas. Jau jie paruošė. Aš noriu tada jūsų paklausti, arba čia teisininkų, ką aš turiu daryti. Tuo metu, kada išpils biuletenis, galėjot nepamatyti, kad jie sukrovė sulenktus.
Bet kada išpils, pradės juos skirstyti, o čiagi atviras pažeidimas. Jūs milijonus biuletenių sumeskit, lapai taip nesulips. Nu gerai, duokit kokią tai prielaidą 2 lapai. Nu ne 3, ne 5. Supratot? Negali atgal sulipti taip, kaip jie buvo suklijuoti. Aš turiu stebėtis daryti. Manau, kad turiu fiksuoti, gal teisininkė ir pasakys, patars mums visiems. Toliau. Apžiūrėkite patalpas. Gali būti išėjimai atskiri. Papildomų biuletenių gali paduoti per 1 aukšto langą. Jie vaikščios į tualetą, nu ir jūs pasižiūrėkite tuos dalykus. Jie gali atnešti biuletenį, kuriuos gali panaudoti. Kada laikrodį mačiau, tada aš supratau, reikia skaičiuoti, kiek ateina žmonių. Pas mane buvo kišenėje saldainių. Aha, 10 žmonių praėjo, aš saldainiuką į kišenę. Baigėsi valanda, žiūriu, kiek turi saldainių. Ir dar, sakysim, 3. O, 43 žmonės. Aš užsirašiau, 43. Per visą rinkimų laiką suskaičiuoju ten 620 iš viso praėjo. O pas juos 970. Iš kur praėjo? Pro mane nepraėjo. Jų nebuvo. A jie jau užfiksavo. Tada tie biuleteniai, kurie ateina paštu, išvis tai nesąmonė. Jūs to maišo nematėt, nežinot, atnešė, ištraukė, skaičiavo, pridėjo, skaičiavo. O, dar ant palangės, kas čia paliko dar biuletenių? Ei, tuos priskaičiuoti. Reikia priskaičiuoti. Aišku, tie biuleteniai atsirado. Apgaudinėsiu jūs, kur tik noriu. Noriu, kad būtumėt garbingi stebėtojai. Turėkite telefono numerį. Kam pasikonsultuoti arba iškart paskambinti. Reikalui esant skambinti policijai. Tokie dalykai darosi. Kartais policija pati atvažiuoja, paklausia, kaip viskas tvarko. Nu, viskas tvarko. Ačiū Dievui. Ačiū Alvydai. Labai įdomi istorija papasakos Renata. Prašau, labai trumpai Renata. Nu, vienu žodžiu, man su rinkimais buvo taip, kad čia buvo tik mero rinkimai Kauno miesto. Aš dar pati stebėjausi, kaip čia dabar tas į antrą kadenciją papuolė tas žmogus, kurio labai visi nenorėjo, kad papultų. Vienu žodžiu, nu, gavosi taip. Einant iš draugės, ten prie jo kontoros, sustojo būrelis, ten žmonės eina, ten vieni ateina, kiti vėl praeina, ten žiūriu kažkokius duoda ten lapus ir aš taip praeini, prie mane sustabdo, čia man paaiškino tokią padėtį, vienu žodžiu, mes čia, sakom, padodam lapą, vienu žodžiu, tos lapus užklijuotą voką, nueinat į savivaldybę, čia buvo priešlaikiniai pabalsavimai šitą savivaldybei, nueini, sako, tą voką prapiešk tenais, užsikiš kur nors, vienu žodžiu, paimk tos biuletenius, viską, tik tai, prieš tai atsiprašau, nepasakiau, paklausiau dokumentą aš turiu. Pasakiau, taip aš turiu, tai vat man tada išdavė tą visą. Sako, norit padaryk pataip. Tos lapus pliušius paimk, tą, ką mes davėm, sako, užsikiš kur nors, paskui tenai praplėši ir išmėtys į dėžes, o tuos lapus pliušius išsinešk ir išmesi. Vienu žodžiu, nu ir gavosi taip, kaip aš ir dar man už tai davė pinigų. Aš dabar neatsimenu, Kučinskas į antrą kadenciją, kada ėjo. Vienu žodžiu, tai tada litai, eurai jau buvo, bijau pameluoti, vienu žodžiu, davė 10 man. Tai kadangi vakare tuo metu buvo šalta, nu, aš žiūriu, kad tokie balsavimai ir vyksta konservatorių, paskui žiūriu, kad jie visą laiką ir laimi. Vienu žodžiu, o taip ir laimi. Tai pasirodo, būna ir pa žmonės į butus važiuoja. Ten būna, kurie, dėlėskai, ten apijokėlį, kokie dar kažkas, tai sako, žmonės, asocialų žmonės tiesiog. Nu, ir iš juos atsiveža tenais, paskui parveža kaip ponus namo, duoda tą pinigėlį žmogui, nu tai kodėl jam nenueiti ir viskas, nu. Ir jau balsas po balso ir, aišku, susideda jau 10, 15 ir 30, kai sako, balsų. O kartais ir vienas balsas netgi daug ką gali nusverti. Nu ir va taip gavosi ir paskui dabar aš neznaičiau jam parašiau, kada su Šimonytė įvyko toks gavosi įvykis, kad per 8 valandas surinkti tiek balsų, kur yra tikrai neįmanoma ir kas greičiausiai tie kompiuteriai niekas nelūžo.
Ir ką, tada aš Kupšinskui prašau, sakau, tai čia dabar kaip pas jūs, jūsų partijos, jūsų partijos narė kartu irgi, sakau, kaip čia dabar gaunasi, tiek surenka ir visą kitą, sakau, ar čia vyks tokie patys rinkimai, sakau, kaip su jumis vyko, pinigėlių duodam ir laimim, vienu žodžiu. Ir šitą, tai jisai man paskui parašo, aš jai viešai parašiau, į Facebooką parašiau viešai, aš turiu, tarp kitko, ir, kaip sakyti, kaip čia sako, skrinšotą tiesiog pasidariusi. Ir po kiek laiko jisai man atrašo, tai tipo, kodėl į policiją tada iškartėjai? Tai sakau, tai aš jam parašiau, sakau, į policiją įdėtas poskas, sakau, niekur nekviesi, sakau, dar mane pačią išveš. Nu, tai sakau, ką ten man kreiptis? Sakau, tiesiog noriu pažiūrėti, kaip konservatoriai balsuoja, kodėl jie visą laiką laimi. Tai va, tokiu balsu ir tokiais balsavimas jie visą laiką ir laimi. Ačiū, Renatai. Dėkui. Dar viena istorija iš kitos pusės. Tai žmogus, kuris dirbęs komisijose. Prašau. Labą dieną. Aš jau labai nenorėčiau, kad taip garsiai, nes sunku klausyti, jūs turbūt jau pavargot. 5 metus atidirbau vyriausiojo rinkimų komisijoje, būdama opozicijoje. Bet ne toj opozicijoje, kuri šiuo metu yra Seime. Ir kaip jūs matot, jie tik imituoja opoziciją. Vienas kitas pabando išsižioti, kaip ir gerbiamas Gainauskas, ir taip pat atgal atbulinis. Reiškia, Šimonytė kaip ir neteisėtai surinko per neįmanomą laiką, ten po savo 33 000 balsų. Ir paskui paaiškėjo, kad, jisai netyčia pasakė tą ir nėra toliau jokio veiksmo. Tai nenoriu jums detaliai pasakoti, bet visi mano žodžiai pagrįsti, galima sakyti, asmeninė, opozicijoje būnančios VRK narės patirtimi. Dabar pradedam nuo ko? Trumpai, aš stengsiuosi labai trumpai. Gerbiamas kandidatas minėjo 200–300 tūkstančių rinkėjų reikalingų tam, kad jis išeitų į antrą turą. Jūs nemėjot tą skaičių? Iš kur jisai atsiranda? Jeigu atsimenat žemės referendumą, o tuo metu kaip tik aš ir dirbau VRK narė, tai 300 tūkstančių parašų buvo surinkti, tiksliau 320 tūkstančių. Bet jie paskui buvo atblokuojami, ten labai ilgos peripetijos, ne apie tai. Esmė, kad tai yra lemiamas skaičius. Iš kur jis susideda? O jis susideda iš įstatymų ir visų kitų manipuliacijų. Patys įstatymai praktiškai, nenoriu pasakyti turbūt taip skambiai, bet garantuoja sisteminiam esamų valdžioje partijom išlaikomim iš mūsų mokėtojų pinigų praktiškai klastojimą, tam tikrą prasme klastojimą. Ir jeigu aš paklausiau, pavyzdžiui, kada prasideda rinkimai, tai kaip taisyklė vidutinis rinkėjas pasakys, tada kaip per televiziją pasako, sakykim, prieš pusę metų, tai čia labai daug. Gali būti ir pasakys, kad prieš mėnesį prasideda, prieš 3 mėnesius. Realiai sisteminiam partijom rinkimai niekada nesibaigia. Šitą dalyką įsidėmėkite. Va ką tik jie pasibaigė, sisteminės partijos turėdamos finansinius, administracinius, organizacinius resursus, jos jau dirba kitiem rinkimam. Todėl jie visada ir laimi. Faktiškai jie laimi, kaip sakant, prieš mus už mūsų pinigus, už daugumos žmonių suneštus mokesčių mokėtojų pinigus. Nes be pinigų, tai va matot, kiek susirinkom. O galėjom čia mes net netilpti, iš tikrųjų. Nes 70% valstybės, vadovybės ten, Seimo ir tos pačios prezidentūros, vyriausybės darbų žmonių yra nepatenkintų. Jie vertina tą darbą neigiamai. O į rinkimus ateina, pasirodo ir balsuoja už tuos pačius. Ir vėl paskui baisus nusivylimas, nenoras eiti balsuoti ir dar netgi agitavimas nebalsuoti. Tai dabar aš vėl grįžtu prie tų 300 tūkstančių žmonių. Šita sistema kūrė vis naujas ir naujas partijas. Kodėl? Todėl, kad labai sėkmingai supriešina vienus partijų vadus su kitais partijų vadais. Ir pasirodo, kad reiškia, per tą priešinimą nėra vienybės. Ir visos mes,
opozicinės jėgos esam susiskaldžiusios į po nedidelės mažas partijėlės. Dabar ar pavadinsi taip, ar pavadinsi kitaip ir pasižiūrėsim rinkimų rezultatė po 1–2% už kiekvieną prabalsuotą. Vat pasižiūrėkit, sudėjus 1–2% per visus rinkimus mes gaunam 20–25% atėjusių rinkėjų balsų. Realiai tai yra tie 300 tūkstančių, kurie vis dar nenuleidžia rankų, kurie vis dar yra ta tikroji, realioji Lietuvoje opozicija ir kurie dar turi vilties, kad kažkada tai ateis toks kandidatas kaip Eduardas Vaitkus ir išspręs mūsų problemas. Deja, vienas žmogus tikrai nieko neišspręs. Kodėl aš taip sakau? Aš taip sakau dėl to, kad mes po truputį ir patys labiau būtume informuoti ir aplinką savo darytume labiau informuotą, tai yra kelti sąmoningumo visuomenės lygį. Kad nebūtų tų priešiškumų vienas kitam, į politiką einant, arba politikoje dalyvaujant, arba apie ją kalbant, yra pirmoji ir vienintelė sąlyga išlikti objektyviam. Tai yra, spėkite kas, labai paprastas dalykas. Bet kadangi pas mūsų valstybėje nėra diskusijų kultūros, niekas apie tai nekalba, tai žmonėms tas ir visiškai neaišku, kaip reikia dalyvauti toje politikoje. Tai mano galva pagrindinis dalykas, kuris padeda mums ir šiuo atveju stebėtojams padės dalyvauti savo darbe, tai yra nusiasmeninimas. Jeigu mes į procesus žiūrėsime iš paukščio skrydžio, kaip aš sakau, ne asmeniškai myliu, nemyliu, o iš tiesų, kokie procesai vyksta, kur yra galios centrai, kur yra pinigai, kas įtakoja ir koks rezultatas. Ir jeigu pamatysim dar tarpusavio ryšius, tai bus iš viso puiku. Tai mano šiandien tikslas yra tas, jums pasakyti, kad iš tikrųjų jūs esate darbo plytelės. Jūs visi būsite daugiausiai dirbantis ir absoliučiai finansiškai neapmokomi darbininkai. Be kurių, manau, kad net ir aktyvioji visuomenės dalis vėl liks pralaimėjusi. Bet turime įvertinti štai ką. Kas buvo nepasakyta, kas visai buvo nepaminėta. Pasidalinti gerąją patirtim, kaip gerbiamas stebėtojas buvęs čia pasidalino, tai yra labai svarbu. Bet dar yra labai svarbu išankstinis balsavimas. Pasakysiu tik 2 momentus. Visos tos balsadėžės, apie kurias jūs kalbėjot balsavimo dieną, o išankstinės, jūs pagalvokit, būna 2–3 dienos išankstinis balsavimas, kuris vadinasi balsavimas paštu. Tai kodėl jisai būna? Todėl, kad ten tos dėžės stovi ir naktimis. Ir kaip jos yra saugomos, iš tikrųjų niekas be tikrųjų valstybės, rinkimų organizatorių ir vadovybės ir nežino. Taip, stebėtojai gali būti tuose patalpose, kur vyksta išankstinis balsavimas. Bet kur ir kiek ir kaip tos dėžės pernakvoja, tai niekas iš tikrųjų nežino. Aš pati esu dalyvavusi ir stebėjusi tuos išankstinius balsavimus, ir patikėkit ne vieną kartą, tačiau vis dėlto kaip jos nakvoja, aš iš tikrųjų realiai ir negaliu pasakyti. O tai yra didžiulis šansas pakeisti tuos balsavimo rezultatus. Toliau. Kas gali paneigti prielaidą, kad Laisvės partija, niekam nežinoma, per praėjusius rinkimus laimėjo paštu balsuojant. Čia yra mano asmeninė prielaida, aš tik tai stebėdama jūsų rinktus nerealius skaičius, aš darau tokią išvadą. Žiūrėkit, atėjo visi Vilniuje, sakykime, kad ir Kaune, gyvenantys studentai. Ane? Čia padarėm pliažą, vilniečiai pasipležino,
Aišku, žmonių atmintis labai trumpa, visi seniai pamiršo ir turbūt niekada nebeprisimins, bet aš tai tą dalyką labai gerai atsimenu, nes aš vėlgi stebiu rinkimus iš nuo savo sofos savo. Ką jie padarė? Jie visi užbalsavo paštu, kadangi jie gyvena ir yra nedeklaravę Vilniuje arba Kaune, sakykime, studentai savo gyvenamosios vietos, ne? Viskas tvarkoja, jie prabalsavo. Tie jų balsai su vokais atkeliavo į jų apylinkės. Kiek per praeitus Seimo rinkimus aš atsimenu, vien tai, kad Laisvės partija buvo užregistruota kaip rinkimų dalyvė praėjus, atrodo, 3 valandom, pasibaigus tam terminui, bandyta buvo skųsti teisme ir nieko nelaimėta. Tai, kas gali pateikti prielaidą, kad atėję vokai, pirmiausia, ką jie turi būti padaryti. Va dabar stebėtojai, pasakykit man, kas turi būti padaroma su atvežtais balsavimais paštu. Nu, kitaip tariant, iš ankstinio balsavimo. Kas turi būti padaryta? Kas? Į balsavimo dėžę sumestauduojame. Kas patikrinti, prašau? Va, būtent. Pirmiausia, atvežti vokai eina prie ten, kur mes registruojamės atėję, tai prie rinkėjų sąrašų. Ir kiekvieną, kuris vokas yra, mes patikrinam, ar tas rinkėjas neatėjo į vietą ir nebalsavo. Jeigu jis atėjo ir balsavo, tas vokas realiai keliauja į šiukšliadėžę. Turi būti sunaikintas. Kodėl? Todėl, kad jisai tas rinkėjas turi teisę pakeisti savo nuomonę ir galioja paskutinis jo balsas. Nesvarbu, ką jis prieš 3 dienas galvojo. Svarbu, ką jis šiandien galvoja. Suprantat? Va čia yra esminis dalykas. Aš darau prielaidą, nes esu girdėjusi iš kai kurių atsiliepimų, kad šitas procesas buvo nepadaromas ir visi paštu atėję balsai sumesti į dėžę, tie vidiniai vokai, kur jau jie nebeturi vardo pavardės, į dėžę ir buvo suskaičiuoti. Tokiu būdu nemaža dalis šitos minimos partijos rinkėjai prabalsavo 2 kartus. Nes tas skaičius yra visiškai nerealus, absoliučiai. Nes iš tikrųjų kažkokioj gyvenvietėje, kažkokiam rajone gyvenančiam žmogui Vilniaus tas pliažas Lenino aikštėje buvusioj, dabar Lukiškių aikštėje, tikrai nepadarė tokio įspūdžio, kad jis viską metęs eitų ir balsuotų. Dar vieną momentą turiu pasakyti, kad nepamirštume. Žymėjau. Taip, dabar mūsų darbas yra neapmokamas. Rinkimų komisijų narių darbas irgi labai menkai apmokamas. Bet jūs patikėkit, kaip dėl rinkimų komisijų narių dar mažai kas ginčiasi, dėl to, kad yra nustatyta griežtai. Tik parlamentinės partijos gali skirti komisijų narius į komisijas. Bet dėl komisijų pirmininko vietos jūs nežinot, kokia vyksta kova. Nesvarbu, kad jie yra ta pati sistema ir viena ranka, bet ar kiekvienas nori turėti didesnį pyrago gabalą, didesnę įtaką. Ir dėl komisijų pirmininkų pareigų kovos vyksta labai rimtos, vyksta dėrybos ir ten visokie susitarimai ir taip toliau. Jum palieku visiems nuspręsti ir svarstyti, kodėl dėl komisijų pirmininko vietos vyksta kova. Aš palieku daugtaškį. Reiškia, tai įtakoja rinkimų rezultatus toje apylinkėje, ten apygardoje ir taip toliau. Tai va, dabar dar dėl atlyginimo dar kartą sakau, kad stebėtojai, kurie iš tikrųjų turi dirbti labai daug ir pakeisti geriausių atveju gali, jeigu bus 3, tai va taip pasikeičiant, kad vietoje visada būtų 2. Nes tam, kuriam pasiūlys komisija, pavyzdžiui, mums nepriklauso, kad jie mus vaišintų, ten kava, arbata ir visa kita, o komisijos nariams iš mūsų
pinigų yra skiriamos tam lėšos, kadangi jie irgi dirba, neatsitraukdami ir negalėdami išeiti, tai jie vienas kitą pakeisdami nueina pavalgyti, atsigerti kavos. Tai gali tą vieną žmogų paprašyti, kad tu va čia ateik arbatos kavos, o mes tuo tarpu pasidarysime, jau nebeliko. Tai va, tai šitą dalyką aš girdėjau, kad irgi yra praktikuojama. Tai todėl būkime mandagūs, santūrus, dalykiški, bet ne, kaip čia pasakius, nesileiskime manipuliuojami. Ir dar kas, dar pagrindinis dar momentas, dėl ko tos smulkios partijos nesusitarė ir kodėl visada sisteminė ta, sakykime, partijų ta koalicija visada laimi. Dėl vienos paprastos priežasties, kad mes tarpusavį pradedam vieni kitus kritikuoti, tada, kada vyksta jau pats rinkimų pikas. Tada prasideda, kad vienas kitam kažkuo tai neįtiko, nepatiko ir pradėjom kritikuoti ir tarpusavį galima sakyti bartis. Tai vėlgi grįžtų prie savo pagrindinės du kriterijai, pagal kuriuos galima nustatyti, ar žmogui iš tikrųjų rūpi rezultatas ir Lietuva, nors kaip jinai čia skambiai nenuskambėtų, ar jisai paprasčiausiai yra provokatorius. Tai kiek jisai gali ir sugeba būti nusiasmeninęs, kiek jisai pretenduoja tas žmogus į kažkokias būsimas, sakykime, kažkokią tai, sakykime, taip naudą. Nekalbu apie finansinę naudą, aš kalbu apie kitą naudą. Tai šitoj vietoj nauda mums gali būti tik viena. Tai yra mūsų pačių, mūsų vaikų ir mūsų anūkų ateitis. Padėkokime. Ir tai yra atlyginimas. Ir labai bėgant į jau į... Atsiprašau, dar nebūtų patys svarbiausia. Tai ką su tais priešlaikiniais biuleteniais, kurie ateina į tą... Šiandien aš jau pasakiau, patikrinti voką. Žiūrėkit. Visas maišas ateina šitų balsavimo, reiškia. Visas maišas didžiulis. Tai ką, kiekvieną jį ištikrinti? Taip. Einame prie sąrašų. Ne. Tai viską dirba komisijų nariai. Stebėtojas gali fiksuoti ir privalo fiksuoti. Tai yra fotografuoti, filmuoti. Vienintelė sąlyga yra parašyta, kad stebėtojas negali trukdyti rinkimų komisijos narių darbui. Tai va čia yra tas ėjimas per peilio ašmenis. Turime viską matyti, bet netrukdyti jiem dirbti. Jie ima kiekvieną voką, ant to voko yra vardas ir pavardė ir jie sutikrina su savo sąrašu, ar nėra atėjęs žmogus ir jeigu jis yra atėjęs ir yra jo parašas, šitas vokas turi keliauti atskirai, faktiškai, aš nesakau, kad sunaikinimui, bet ten yra dar, kaip jūs žinot, po rinkimų dar netgi ir šiukšlės ir tai būna atskiram užanspauduotam maiše. Jie turi eiti į atskirą, kaip nepanaudotas balsavimas. Galioja tas, kuris jau yra su parašu ir šitoj dėžėj jo balsas jau yra. Ir taip atlikti reikia su kiekvienu balsu, visai nepriklausomai nuo to, kiek tų balsų bus maiše. Kiekvieną. Jeigu nedaro, jūs iš karto tai fiksuojate, rašote skundą, rašote į pastabas ir, man atrodo, yra 3 dienų terminas, lyg ir atrodo skundam parašyti. Kreipiatės į stebėtojų gildiją ir rašote skundą, padės parašyti. Kas nieko tai nežinoms, mes neprisiminsim 200 žmonių. Jų ne žmonės reikia fiksuoti, o faktą, kad atėję per išankstinį balsavimą arba balsavimo paštu vokai buvo sumesti į dėžę arba ant stalo, nesvarbu. Jums, kad jie atėjo ir nebuvo atlikta procedūra, kuri jūs turite fiksuoti pažeidimą. Palaukit, netvarka dabar
salėje. Taip, tai dabar po vieną klausimą. Prašau ir į mikrofoną, jeigu galima. Jums klausimas, Aleksandras, iš visos Lietuvos. Toksai dalykas, jeigu, pavyzdžiui, ateina tas vokas, ten vardas pavardė ir komisijos narys turi sąrašą ir ten irgi tas vardas pavardė. Iš kur stebėtojas gali būtent stebėti to komisijos nario, kad čia būtent tas ir tas. Jisai gali komisijos narys teoriškai atplėšti voką ir užrašyti, kad čia geras. Ateina vokas, ant to voko yra vardas ir pavardė, o balsas yra vidiniam voke, kuris neturi nei vardo, nei pavardės. Suprantat, kadangi pas mus balsavimas yra slaptas, tai tas vardas ir pavardė, tas didysis viršutinis vokas, jisai turi būti sutikrintas su sąrašais, patikrinta, kad nėra parašo ir tada, arba turi pažymėti, kad tai buvo paštu. Tada nuplėšiamas viršutinis vokas, jisai eis į šiukšlės, kaip aš minėjau, o vidinis vokas be vardo pavardės, jis yra niekas. Jį metama į tą pačią dėžę, jinai dar yra netidaryta. Įmetama į pačią. Ir va tokia procedūra atliekama su kiekvienu atėjusiu. Jeigu yra kokie nors neaiškumai, jis negali būti metamas į tenai. Turi būti atskirai statomi aktai ir taip toliau. Kas dar? Prašau. Sumeti viską ant stalo, tos, kuris skaičiavo iš dėžės, o atvežė maišą su tais išankstiniais, irgi iškart viską ant stalo, sumaišė juos. Nebuvo procedūros, kaip jūs sakote, sutikrinimo ir taip toliau. Tai yra pažeidimas stebėtojų teisė ir pareiga. Jūs filmuojat, fotografuojat ir rašot skundą. Dar klausimas iš salės, dar ten klausimas iš salės. Nu, sakykit, ar ateikit, pasakykit, Kada yra skaičiuojami tie išankstiniai arba paštu gauti? Ar po visko jau, kai balsai visi skaičiuojami, ar kada atveža, tada ir skaičiuojami? Baigėsi balsavimas, užsidarė apylinkė. Aš nesu ta tikroji žinovė, nes aš apylinkėje nedirbau, aš dirbau vyriausiojo rinkimų komisijoje. Bet aš tik tai jums sakau pagal tai, kokie buvo mano laikais aprašai. Mano darbas baigėsi 2017 metais. Tai va, jau paskaičiuokim, kiek jau nepasikeitė procedūra. Tai va, turim sulaukti, kad atvežtų tą maišą su balsavimu, išankstiniam balsavimu, arba kitaip tariant, balsavimas paštu, nes tada būna, kur eina po namus, ir ten dar stebėtojai gali dalyvauti, bet po namus tai jie neima stebėtojų. Ir irgi taip pat žinot, per senelių namus, per slaugos namus, per visur jie vaikšto, netgi, man atrodo, per kalėjimus, nes jiems netimti teisės. Galima stebėtojų būti toj vietoje? Galima, bet pamatysit, kad jie kels sąlygas, kaip jūs, kaip stebėtoje, turite su jais vykti. Jie jums neprivalo užtikrinti transporto ir taip toliau ir to pretekstų, jūs tai liekate, jūs jau nebespėjot, jūs nebenuvažiavot ir nebepamatėt. Tai va, bet čia šitoj vietoj tas maišas atvažiuoja kartu su viskuo. Tai kol neatvažiavo maišas, kol netlikta šita procedūra, apie ką jau kalbėjau 2-3 kartus, tol negali būti atidaroma dėžė. Klausimas iš... Aš noriu pasakyti, kad 24 metus esu komisijos pirmininkė ir aš jūsų klausau ir žinote, įdomiausia tai, kad visi jūs pamiršot, kad ten ne visai sėdi priešai, kad kiekviena partija einanti į rinkimus turi savo atstovą, reiškia turi savo komisijos narį. Ir čia nereikia pamiršti, kad stebėtojas ir komisijos narys šitos partijos yra viena komanda ir jūs visada turite pagalbą, palaikymą. Ir tai, ką jūs dabar pasakojat, truputėlį,
taip emocingai, bet vis tik tai aš negaliu konstatuoti, kad ten susirinkę vieni apgavikai. Kiekvieni stengiasi, žinoma, gauti savo balsų, bet kiekvienas atėjęs komisijos narys ir jie nėra bičiulis. Kiekvienas irgi yra savotiškas stebėtojas per tiek metų. Tai tas visas darbas labai gerai žinomas. Ir kaip jūs sakote, kartais mūsų stebėtojai ypatingi. Kartais mūsų stebėtojai ateina tik užsidėti pliusiuko. Būna labai skaudu, kai tu pakabini grafikus, pasakai iš anksto, paprašai, kad jie atvyktų, ateitų, dalyvautų tuose rinkimuose į slaugos namus, rinkimuose į namus. Ir suprantat, tie žmonės ateina, jie lyg ir nori būti tos visuomenės nariai stebėtojai, bet toli gražu ne visi atlieka tą pagrindinį stebėtojo vaidmenį. Tai kai šitie žmonės, kurie yra čia, eis į rinkimus, tai pirmiausia nepamirškit, kad jūs ir jūsų partijos komisijos narys yra tokia tvirta komanda ir prieš tai jūs turėtumėt jau su juo ir susitikti toje, ir pabendrauti tuose rajonuose su savo komisijos nariu, padaryti išankstinį susitikimą, kuris jums tikrai detaliai papasakos apie tai, ką jūs sakėt, kad galima tai padaryti, tai beveik neįmanoma padaryti, tai ką jūs sakėt, kas liečia. Yra vokai antspauduojami, tuomet garsiai pranešama pavardė, tuomet visi girdime, ką aš noriu pasakyti. Visi sako, kad mes turime vieni kituose matyti ne vien priešus. Ir rinkimų dieną, kuo mes būsime mandagesni vieni su kitais, kuo mes būsime draugiškesni, tuo mūsų rezultatas bus geresnis. Viskas gerai, pažeidimų yra, jūs esate teisi, bet nuo mūsų bendros valios priklauso, kad jų nebūtų. Ir čia pirmiausiai padarykime tą mažą darbą. Mūsų komisijos narys ir mūsų stebėtojai turi tapti vieną bendrą komandą, tada rezultatas rinkimuose jau bus tikrai sąžiningesnis. Ačiū Erikai, viskas baigiam replikas, jau ačiū. Padėkokim, paplokim, padėkokim. Gerbėmieji, jeigu yra jūsų partijos narys, komisijos narys arba komisijos pirmininkas, tai be jokios abejonės, bet kur kiek jūs matėte Seimo rinkimuose be pagrindinių 4-5, kiek ten tų partijų, kurios realiai yra parlamentinės partijos, kiek jūs matėt komisijos narių ir kiek jūs matėt komisijos pirmininkų. Aš kalbu ne apie idealius atvejus, aš kalbu apie tai, ką mes susitinkam kiekvieną dieną. Jeigu būtų Seimas turėtų ne minus 70% pasitikėjimo, o plus 70%, jūsų variantas, gerbiama Erika, būtų super, 100%. Ačiū labai, labai visi jau laukia kavos, todėl taip, dar kartą, jo, ir jau stygos irgi laukia, ir mūsų ausis laukia stygų muzikos. Tai labai trumpai, prieš kavos pertrauką dar keli apibendrinimai, todėl kad tai ne paskutiniai mokymai. Ir jeigu jūs norite gauti informaciją stebėtojų -gildija.lt, užsiregistravę, gausite informaciją. Taip pat šitą įrašą, kuris yra patalpintas. Jeigu jūs norite savo bendruomenę ir savo žmonių ratui turėti mokymus, taip pat pasikvieskite stebėtojų -gildija.lt, ten užsiregistravę. Tai labai ačiū tikrai visiems, dar tų klausimų bus ir bus prie kavos, aš labai tikiu, nes dar keletas yra svarbių klausimų. Rinkimuose, rinkimų komisijos ar gali ar negali atsisakyti registruoti rinkimų stebėtoją? Klausimas auditorijai. Vieni sako negali, kas už negali? Kas už tai, kad gali? Tai iš tiesų atsakymas gali. Gali atsisakyti registruoti rinkimų stebėtoją ir tai yra tam tikra aplinkybė. Gali panaikinti rinkimų stebėtojų registravimą. Tarkim, yra kelios sąlygos, kurios iš jų manote svarbios. Spėliokim, pažeidžia konstituciją ir įstatymus, netitinka rinkimų kodekso, nesilaiko vyriausios rinkimų komisijos sprendimo, turi jam iškeltą baudžiamą bylą. Ar visos? Visos. Vieni sako visos, kitos ne.
pažeidžia konstituciją ir įstatymus. Vėlgi, tai kaip tai yra vertinama, klausimas vietoje. Nesilaiko Vyriausios rinkimų komisijos sprendimų. Yra tokių atvejų buvę, todėl ir kalbam apie tai, kad reikia elgtis etiškai, mandagiai, tai yra konfliktinės situacijos spręsti nekonfliktiškai. Netitinka rinkimų kodekso reikalavimų, taip yra tokia sąlyga. Tačiau ne dėl to, kad jam gali būti iškelta baudžiamoji byla, ne. Arba yra iškelta baudžiamoji byla, ne, dėl to negali atsisakyti. Rinkimų stebėtojams rinkimų apylinkės balsavimo patalpose privalo būti sudarytos, neprivalo būti sudarytos, turi būti tinkamai sudarytos. Kaip manom? Ar turi būti sudarytos? Turi būti sudarytos tinkamos. Tik nėra apibrėžta, kas tai yra tinkama. Ir iš mano patirties tai buvo staliukas už kolonos, toli nuo komisijos. Tai aš tą staliuką pati pasistūmiau. Tai nieko tokio, jūs tą patį galite padaryti. Jums tiesiog skyrė kėdutę ir staliuką ir sako, būkit čia. Man taip nutiko, aš dalinuosi savo patirtimi. Tai su tokia komisija taip nutiko, gal kitos komisijos taip nesielgs, Erika. Taip? Tai rinkimų komisijos stebėtojas, kad rinkimų komisijos nariai ir kiti asmenys galbūt pažeidžia įstatymą, turi teisę kreiptis. Kur rinkimų stebėtojas turi teisę kreiptis, kad šie pažeidimai būtų pašalinti? Kas už policiją? Aha. O ilgai žaisime su policija, iš tiesų. Į komisijos pirmininką ir į komisijos narius. Tai va tai, ką kalbėjo, kad jeigu jūs esate nuo konkrečios politinės partijos, tai jeigu yra komisijos narys nuo partijos, tai jūsų draugas, taip, Erika tą ir pabrėžė, taip. Bet jeigu jūs laisvas esate žmogus, nuo stebėtojų gildijos, nuo kitos organizacijos, Lietuvos visuomenės tarybos, Lietuvos liaudės partijos, tai be abejo į komisijos narius. Rinkimų stebėtojai gali daryti, neturi teisės daryti, turi teisės pranešę, daryti įtaką rinkimų komisijos ir atskirų komisijos narių darbai. Kaip manom? Komisijos narių darbą ar gali daryti įtaką? Neturi teisės, jokios teisės neturi niekam daryti įtakos. Tai yra, jisai yra stebėtojas. Jis yra stebėtojas. Dabar tas stebėtojas savoką, sakau, neapsigaukim, galima filmuoti, fotografuoti. Labai dažnai tikrai iš stebėtojų teko girdėti, kad jiems draudė tai daryti. Klausimas, ar jie teisingai tai darė? Reikia užtikrinti asmens duomenų saugumą, taip? Rinkimų stebėtojai dėl agitacijos. Gali vykdyti rinkimų agitaciją, neturi teisės, gali savo nuožiūrą vykdyti agitaciją rinkimų. Neturi teisės vykdyti, ten, kur jisai savo atlieka pareigas, jisai neturi teisės vykdyti jokios agitacijos, nei prie stendo kažką paaiškinti, nei kokiam neįgaliam žmogui padėti supažinti, ten kažką negali vykdyti jokios rinkimų agitacijos. Rinkimų dieną, aš kalbu taip, rinkimų dieną. Rinkimų dieną rinkėjams balsavimo patalpa atidaroma tik susirinkus ne mažiau kaip 3/5 apylinkės komisijos narių. Iki balsavimo patalpos atidarimo rinkėjams joje gali būti tik budintis policijos pareigūnas, rinkimų stebėtojas, rinkimų komisijos nariai. Gali visi būti. O gal yra labai konfliktinė situacija. Pasirodo, policijos pareigūnas irgi gali būti. Bet gal to nereikia, dažnai to nebūna. Kartais būna labai retom išimtimi. Stiklas išdaužtas, langas išdaužtas, kažkokia spina sugadinta, taip tada tokiais atvejais galima pasikviesti. Rinkimų stebėtojo registravimas gali būti panaikintas, jį registravusios rinkimų komisijos arba aukštesnės rinkimų komisijos pirmininko apie atsisakymą išduoti rinkimų stebėtojo pažymėjimą arba apie registravimo panaikinimą pranešama rinkimų stebėtojo pasiūliusiam asmeniui. Tai yra politinės partijos atstovai, tai yra organizacijos atstovai, kuris delegavo tą stebėtoją. Stebėtojai pranešama. Tokių atvejų yra buvę. Tai yra dažniausiai, pirmininkas priema sprendimą ir jisai praneša, pasako, jūs esate, bet turi būti informuojamas ir jūsų stogas, tas, kas jūs delegavo. Jūsų stogas ir informuojamas. Už rinkimų stebėtojo pasirinkimą vykdyti rinkimų stebėtojo veiklą atsako jį pasiūlęs subjektas. Tai yra, jeigu Lietuvos visuomenės taryba, kuri gina žmogaus teisės ir kurios įstatuose yra būtent ginti žmogaus teisės, pasiūlys
arti 2000 stebėtojų, jinai ir atsakys už jo žinias. Jeigu stebėtojų gildija, kurios įstatuose įrašyta, ginti žmogaus teisės, pasiūlius dar 2000, jie ir atsakys. Jeigu Lietuvos liaudės partija pasiūlius 2000, jie ir atsakys už tas žinias. Tai va, tai dėl to šie mokymai yra nemokami ir dėl to mes ir kviečiamės darome šitas galimybės. Ir reikėtų nepamiršti, kad yra toks puslapis www.vrk.lt puslapis ir tame puslapyje jūs galite rasti rinkimų stebėtojo atmintinę. Ja tikrai verta pasiskaityti. Ja turėti, su ja susipažinti, pasitarti su pažįstamais, su teisininkais, jeigu reikia, jeigu jūsų grupėse yra teisininkai. Yra nustatyta ir protestas dėl rinkimų rezultato arba pastaba, pretenzija dėl balsavimo, tai yra skundo forma taip pat yra nustatyta. Tai tie, kurie registruosis pas mus, įgausi savo pašto dėžutę ir jeigu nuo mūsų organizacijos judės, arba nuo mūsų pasiūlytų organizacijų judės į stebėtojus, gaus būtent to protesto arba to skundo pavyzdį, galės būti pasiruošę užpildyti tą formelę, pasiruošę tokiems įvykiams iš anksto. Ateityje, jeigu norėtumėm kalbėti, dar galėtumėme kalbėti apie pačią rinkimų sistemą, apie klastojamus rinkimus, apie stebėtojų tinklą pasaulyje ir Lietuvoje, bet aš labai tikiuosi, kad visi jau nori kavos, dar yra keletas klausimų ir tuoj po tų klausimų nepamirškite stebėtojų gildija.lt -gildija užsiregistruoti. Taip, klausimas. Ne klausimas, bet norėjau pasakyti, kad priminkit, rinkimų komisijos nariai, skaičiuodami, neturi teisės rankose turėti nei tušinukų, nei pieštukų, o dėja būna dažnai. Esu pati mačiusi, kaip žinokit padėjo. Taip, tai labai ačiū Jums, kad čia esate, einame į pertrauką, to jau, kai tik tai muzikos garsai mus palydės į ją. Daiva! Labą dieną. Malonu visus matyti, kadangi yra sunkus metas, kai yra rinkimai, ir kai yra gynyba, ir kai yra karas, kažkas, yra visada sunku. Bet visada padeda gyventi, kad kai gyveni laisvai, sutinkat? Gyveni taip, kaip nori. Ir neužmiršti, kad gali dainuoti. Prieš jūs Daiva Šeškauskaitė Skalsa. Tai aš dainuoju tai, ką nori, daug kas sako, oi, tai čia tu dainuoji liaudies dainas, tai nesąmonė, dainuok delfinus, arba ten metal, arba dar ką nors. Tai aš jums šiandien padainuosiu tai, ką noriu, nes gyvenu taip, kaip noriu, ir pakviesiu padainuoti kartu, ar gerai? Nežinau, gal gerai čia. Kaip jums geriau, kad aš ant scenos ar čia? Nueinam ant scenos, oi. Kaip malonu, nereikšminga. Lipu. Mokausi žyti. Kaip tos moteris gyvendavo, kai jom reikėjo sijonus pakelti. Įdomu, ar ne? Reikia. Visada klausimas yra geras, kaip gyvendavo sijonais ilgais, kai reikėjo lipti laiptais ir su nuometu. Tai va visada turiu tą klausimą, kaip ten su tuo nuometu būdavo. Bet visgi žmonės gyvena. Tai va, tai aš dainuoju visos Lietuvos į regionų dainas. Tai pirmą padainuosiu žemaitišką. Ir jeigu mokat žemaitę, tai dainuojam kartu. Jeigu ne, tai paklausysim. Sveiks, broli, mona, baltas duobė.
Ir tiesiog reikia visiems dainuoti. Žalio ąžuolėlio, žalio ąžuolėlio, žalio ąžuolėlio, žalio ąžuolėlio, žalio. Visi. Žalio ąžuolėlio, žalio ąžuolėlio. Garsiau turit visi balsus. Šarpėčių lapai, apnėmęs sąsonė, šarpėti lapai, šaukelė nuliūd, štai mūsų tėvul, sunkiai prašai tau, štai sunkiai dusau, apnėmęs brolan, šaukelė nuliūd, šmotulės tavul, štai mūsų motulė, sunkiai prašai tau, štai sunkiai dusau, apnėmęs sesut, šaukelė nuliūd, sesulės tavul, štai mūsų sesulė, štai sunkiai dusau, labai prakaitauja. Tai matot, kai puikiai moka giedoti startines, pastebėkit, ar ne? Nesunku? Tai galim dar vieną pabandyti, labai lengvai. Lilio, lalijo, lelio, lalijo, lelio, lalijo, lelio, lalijo, lelio, lalijo, lelio, lalijo. Esti gražiai žydai, liepa gražiai žydai, kas tu liepo nokir, brolis liepo nokir, sesė žiedo suri, vainikėlį nopė, ant galvelės uždėjai, eina žentyklą nuvei, divijosi ir pon, ir visi bajor, kad ant galvo žydai, vainikėlį žydėja. Tai matot, kaip lengva pasirodo startines, esat turbūt girdėję ir galvojat, kad niekada negalėtumėt giedoti, ar ne? Ir pažiūrėkit, kaip jūs gražiai visi mokat ir giedat. Ir tai yra mūsų šedevras, mūsų tikrai auksas ir perlas. Ir visi galite mokintis ir dainuoti. Ir tokia yra bendravimo, susitelkimo, susibuvimo sutartinė, kur iš viso labai lengva, tai tiesiog visi dainuoja. Eiliom susėdom, eiliom susėdom, eiliom susėdom, eiliom susėdom, eiliom. Visi. Eiliom susėdom, eiliom susėdom, eiliom susėdom, broliai su marčiom. Eiliom susėdom, broliai su marčiom. Eiliom susėdom, eiliom susėdom,
va, jūs norėjot, kad darytumėm 3, bet reikia jau labai gerai giedoti, kad galėtumėm 3 pulkus padaryti. Bet aš parodžiau jums būtent šitą variantą kaip paprastą giedot sutartines. Tiesiog sueinat į būrį ir giedat. Pasirodo lengva, kad ne? Pielenos pievos gėlių raudonuoju, kur aš jų nusiskint negaliu. Pamylėjau aš jauną mergaitę, kur aš jos aplankyti negaliu. Pamylėjau aš jauną mergaitę, kur aš jos aplankyti negaliu. Galva puošia jos gelsvos raselės, ant rankelių auksiniai žiedai. Jos akutės kaip miško žiedotės, jos kasdieną vilioja mane. Jos akutės kaip miško žiedotės, jos kasdieną vilioja mane. Neviliok, neviliok, bergužėle, nes mylimas esu netikrai. O kada aš buvau nusimenus, tu dainavai linksmai dainas. O kada aš buvau nusimenus, tu dainavai linksmai dainas. Kai užsėdęs ant vyro žirgelio, tu padavei man baltą rankelę. Vaisudiau, mergužėle, nematysiu daugiau aš tavęs. Vaisudiau, mergužėle, nematysiu daugiau aš tavęs. Tai gal nedainuoji šitą romansą tiesiog, ar kaip čia? Tai ką, tada dar vieną paskutinę jau turbūt atsibodau. Ačiū. Aš gyvenu pasauly ir žemės viduryje, aš žemę tavo kraują, tu man geri. Žalioj lankoj ir pievoj ir žydinčioj gėlėj, ir tobulį ir javoj, dainuoju aš vismai. Žalioj lankoj ir pievoj ir žydinčioj gėlėj, ir tobulį ir javoj, dainuoju aš visiems. Kaip žiedas, kaip lapas man toli, man žiedas Dievo stogas, man lapas visada. Žalioj lankoj ir pievoj ir žydinčioj gėlėj, ir tobulį ir javoj, dainuoju aš tyliai. Žalioj lankoj ir pievoj ir žydinčioj gėlėj, ir tobulį ir javoj, dainuoju aš visiems. Kaip paukštis aš skrajoju po mėlynas erdves, ir tau dangau manoji, giesmė pilna tavęs. Žalioj
žalioj lankoj ir pievoj, ir žydi medžioj giliai, ir topolį ir javoj, dainuoju visiem. Ačiū labai visiems gražiaus dienos, pavasario, švystelėjimo, geros nuotaikos, džiaugsmo ir pasitikėjimo. Ačiū Daivai, ačiū Daivai. Daiva Šeškauskaitė Skalsa. Tai yra žmogus, kuris savo pavyzdžių rodo, kaip gyventi kitiems. Tai yra ūkininkas, kuris saugo senasis lietuviškas kultūras, aukštuosius rugius, kepa duoną. Tai yra žmogus, kuris turi beveik 100 hektarų, kuriuose uždraudė medžioklę. Tai yra žmogus, kuris savo bendruomeniai yra parašęs ne vieną europinį projektą ir kiekvienam namui, kiekvienam ūkiui padovanojęs per tos europinės lėšas po karvę. Tai žmogus, kuris atrenovavo ir atnaujino bendruomenės namus, į kuriuos ateina kaimo vaikai, kurie gali užsiimti molio lipdymu, medžio darbais, kitais užsiėmimais. Tai Daiva Šeškauskaitė Skalsa, kuris spaudžia aliejus iš visų įmanomų dalykų, kurie tik išsispaudžia. Ir taip pat veda įvairias apeigas ir vestuvės ir renginius. Su jumis buvo Daiva Skalsa. Dabar kviečiame į pertrauką, po kurios laisvi pasikalbėjimai, kava tenais, šiek tiek užkandžiai ir laisvi pasikalbėjimai iki pat 4:30. Tai tikrai galime toliau bendrauti betarpiškai ir neišsibėgioti, bet dalintis savo patirtimis ir užduoti klausimus vienas kitam. Taip. Ačiū labai, skanios kavos!